Hunai ir baltų pasaulis. 5 amžiaus kronikos. Žuvusioms baltų gentims atminti, taip vadinasi žymaus lietuvių menininko Petro Repšio sukurta reljefinė plokštė. Jos esminis motyvas – motina su vaiku įkūnija baltų genčių pramotę ir jos išnykusius vaikus – baltų raišių gentis. Galindus ir rytinius galindus. Dniepro aukštupio baltus, Jotvos, Sūduvos, Dainavos aiščius, Prūsus, Kalvius, Sėlius ir Nadrovius, Žiemgalius ir Bartos aiščius, Kuršius ir Prūsus, Pagudeno Tangą ir Sasną, Liubavą, Kulmą ir Pamedę, Varmę ir Sembą. Baltų genčių pramotės prototipas gimė Europos vėlyvosios antikos istorijose, kai hunai krėtė silpstančią Romos imperiją. Nuo 4 amžiaus vidurio iki pat 451 metų jie tapo didžiausiu pavojumi Romos imperijai, germanams, baltams ir kitoms tautoms ar gentims. Klajokliai hunai nesukūrė savo valstybės ir jai būdingos institucinės kultūros. Jie, kaip ir visi užkariautojai, naudojosi ir savinosi visą, ką sukūrė kiti, tarptų ir istorinės žinias apie užkariaujamas tautas ir jų kultūras. Jie trumpam paveldėjo tai, ką Europa kūrė tūkstantmečius. Tai buvo klajojančių genčių brandolys, kurios viršūnėje tuo metu dominuojanti gentis hunai ir jos gentinė diduomenė. Sėkmingi kariniai žygiai buvo akstinas prie hunų dėtis, ar jėga pajungti kitas giminingas, o kartais ir negiminingas gentis iki begalybės išauginant karinę galią duokliai surinkti. Viena iš tokių buvo jėga pajungti akacirai. Buvo laikas, kai istorikai hunus įrėmino griežtai apibrėžtoje erdvėje, tarsi tai būtų valstybė, ir ta erdvė buvo milžiniška. Nuo Reino vakaruose iki Volgos rytuose, nuo Dunojaus pietuose iki žemyninės Europos šiaurinių sienų. Žvilgsnis į vaizduotę sukrečiančius plotus sukelia savaimingą supratimą, kad tokios valstybės būti negalėjo, jei suvaldyti hunai neturėjo jėgų, nei žmonių, nei valstybinės patirties. Jo labiau, kad hunų sėkmingų žygių laikas buvo trumpas, mažiau nei 100 metų. Dabartiniai pasaulio istorikai hunų visuomenę vertina kitaip. Sako, kad jų sėkmingų žygių Europoje metu buvo tam tikras teritorinis brandolys, kurio gausiausia vieta laikytina Karpatų erdvė. Vieningai sutariama, kad hunai neturėjo ir sostinės, o valdovų rūmai 5 amžiaus viduryje buvo kažkur Tisos upės vakarinėme krante. Istorinę atmintį apie aiščius hunai paveldėjo iš gotų karaliaus Hermanariko žygių, kuriuos aprašė 6 amžiaus vidurio gotų istorikas Jordanas. Sumušęs herolus, Hermanarikas nukreipė ginklą prieš venetus, kurie, nors ir buvo niekinami dėl nemokėjimo kautis, būdami stiprų savo gausa iš pradžių pamėgino pasipriešinti. Tačiau nieko nepešė bejėgė minia, kai dar ir Dievas leido, ir didžiulė ginkluota kariauna pasirodė. Aiščių gentį, gyvenusią prie labai ilgos Germanų okeano pakrantės, Hermanarikas taip pat pavergė savo sumanumu ir narsa ir valdė visas Skitijos bei Germanijos tautas tarsi savo nusavybę. Venetai – tai tie patys aiščiai, gyvenę dešiniajame Vyslos krante, Sembos pusiasalyje iki pat Nemuno žiočių, čia pat ilgoje Germanų okeano pakrantėje minimi. Aiščiai galėjo būti nuo Vyslos iki Ventos nusidriekusių pakrančių gyventojai. Amžininko, 4 amžiaus istoriko, Amijano Marcelino ir Jordano raštai tiesiogiai nurodo, kad aiščių pasaulis patyrė klajoklių pasaulio reidus. Ir kaip rodo Lietuvos archeologija ne viena. Vilniaus Gedimino kalne, Aukštadvario piliakalnyje, Kernavėje, Radžiūnuose, Kunigiškiuose pajėvonyse Aplinkaigalyje buvo rasti 1 tūkstantmečio vidurį skiriami vadinamieji hunų tribriauniai strėlių antgaliai. Tai įprastiniai klajoklių dirbiniai ir ypač būdingi rytų Europos pietinėms rytims nuo 5 iki 9 amžiaus. Kas buvo tie įsibrovėliai, hunai ar jų sąjungininkai akacirai, nėra taip svarbu, bet jie paliko žiaurių žudynių pėdsakus, sudegintus namus piliakalniuose, hunų strėles žuvusiųjų kūnuose ir visai įtikimą 5-gubą kapą Lauksvydų kapinyne, kuris ir tapo menininko įkvėpimo šaltiniu. Kapas datuojamas 4 amžiaus antra pusė ir 5 amžiaus pradžia, hunų galybės laikų. 4 mirusieji buvo paguldyti vienas greta kito, 2 vyrai ir 2 moterys. Ant paskutinios moters buvo paguldytas paauglys ar paauglė taip, kad paauglio galva buvo aukščiau skleito, o jaunoji moteris dešiniosios rankos plaštaka rėmėsi į vaiko galvą tarsi jį ramintų. Čia galėjo būti 2 sutuoktinių poros. Vyras tarp 25-30 metų ir vienmetė moteris. Antroji pora – vyras 20-25 metų, o moteris 16 ar 18 metų. Greičiausiai ant jaunesniosios moters buvo uždėtas tuo pat metu žuvęs jai labai artimas žmogus – 12-14 metų sesuo arba brolis. Akivaizdžių smurtinės mirties požymių čia nebuvo rasta, bet jų Aplinkaigalio kapinyne
kur tribriaunės hunų strėlės aingalis rastas įsmigęs į šlaunikolio galvutę. Ypatingų kariams skirtų ginklų nebuvo rasta, bet moteris buvo dailiai išpuoštos. Ypač jaunoji. Kaklą puošė žalvarinė antkaklė su šaukštiniais galais, mūvėjo 6 apyrankės, o plaukus prilaikė kepurė ar juosta, kurios pakraščiai buvo įrėminti žalvarinėmis įvijomis, o smilkinių srityse padabinti įvijiniais pakabučiais. Tokia tai yra 20-ojo kapų istorija, kurios sąsajų su gotų ir hunų pasauliu galėjo būti, tačiau galėjo ir nebūti. Viskas priklauso nuo požiūrio. Ar mes esame tos Europos istorijos dalis, ar mes būdami nepaprastos kultūros kraštų nuo seniausių laikų, patys savo esame istorijos pakraščių smulkus veikėjai. Tiesioginiai hunų ar jų genčių susidūrimai su aišiais 5 amžiaus viduryje turi daiktų kultūroje atsekamą pagrindą. Ir dėl to hunai galėjo žinoti aišių lituą.